Klabinių dvaras. Klabinių dvaras. Naujas stogas. Viskas taip atrodo labai įdomiai. Storos sienos, grindys pakankamai tvirtas. Ir ką čia galima daryti tokiam dvare? O kadaise, čia tikriausiai skambėjo pianino garsai, kažkas tai šoko valsą. Ponios, greičiausiai, kad gėrė arbatėlę. Ir dvaras ne šiaip sau, bent kelių aukštų. Galima pabandyti užlipti. Aš tiesiog įsivaizduoju, kad čia turėtų po restauracijos atrodyti labai labai gražiai. Deja, šiandien yra taip, kaip yra. Ir ši nuostabi vertybė labai laukia savo šeimininkų, kurie galėtų čia padaryti kažką neįprastai gražaus, kažką neįprastai jaukaus, kažką neįtikėtino. Kur daugiau rasi tokius dalykus? Iš ties labai įdomu. Aukšta pastogė, kurioje irgi galima rengti gyvenamosius kambarius. Yra likę labai gražių arkinių inkliuzų. Viskas autentiškai įdomu. Tikrai smagu. Iš pirmo galima į antrą. Iš antro tai yra į pirmą aukštą galima nušokti. Gražu, gera. Kas yra labai įdomu, nors atrodo dvaras senas, bet jo ta tokia aura, jinai be galo jauki. Čia norisi būti. Tiesiog norisi būti. Atrodo taip jauku, ramu, gera. Lyg turėtų čia virti gyvenimas. Turbūt dėl to, kad galbūt yra ta nuojauta, kad čia tas gyvenimas nesustos, jis vyks ir toliau. Jis dar tvirtas šitas dvaras ir jį galima tikrai dar restauruoti. Tai vat kviečiu visus, kurie norėtų dar išgirsti šiame dvare skambančius pianino garsus, dailiai šokančias poras pamatyti, labai dailias ponias, gracingai geriančias arbatą, arba rengiančias ponių suvažiavimus. Šito dvaro kilmė yra neprarasta, jinai jaučiasi per visą energiją, gera viską matyti. Ir šiaip dvaras yra išsidėstęs ant labai gražaus Virintos upės kranto, turi savo tvenkinį, turi savo parką. Aišku, norintys gali įsigyti ir žirgyną. Yra čia to žemelės apie kokius 6 hektarus. Tai va, tokie gražūs architektūriniai elementai. Kviečiu